Iš tikrųjų, apkalbos, tai galima sakyti, yra didžioji lietuvių tragedija. Tai yra labai rimta ir labai didelė problema ir didžioji dauguma žmonių to net neįtaria, kad tai yra problema. Paprastai kalbant, mes patys savo susiteikėme teisę lysti į kitų žmonių dušas už akių, jiems neprašant. Jeigu įsimastyti žmonių santykius, tai žmonių santykiuose laikas neegzistuoja. Reiškia, ar tai vyksta šiandien, ar tai vyksta rytoj, ar tai vyko vakar, ar tai vyksta žmogui matant, ar tam žmogui pasitraukus, jeigu mes kalbam apie žmogų už akių, apie jį kažką tai, su tam tikrais atspalviais, gerais ar blogais atspalviais. Iš tikrųjų, tie žodžiai, tos mintys, jos neišvengiamai tą žmogų pasiekia. Tai yra tik laiko klausimas, kada tie žodžiai iki jo prieis. Tai reiškia, kad mes savo susiteikėme aukščiausio teisėjo vaidmenį, kurio mums niekas nesuteikė. Ir mes žmogų už akių matuojame, sveriame, ardome, skaidome, analizuojame, reiškia, išardome, sudedame, taip, lyg jis būtų mūsų asmeninė nuosavybė. Lyg tai, reiškia, mes būtumėm dievai, kurie to žmonės sukūrė ir mes su jais gali daryti, ką norim. Tai vat, tokių teisų savo susiteikimas, tokių įgaliojimų savo susiteikimas, kai tokių įgaliojimų niekas nesuteikia, tie žmonės, apie kurias mes kalbam, nesuteikia, yra didžiausia bendravimo klaida. Tai yra, tai reiškia, kad žmogus pats save be niekieno leidimo ir sutikimo išsipučia iki Dievo rolės. Reiškia, nuolatinis apkalbinėjimas, tai yra iš tikrųjų savęs nuolatinis statymas į Dievo rolę. Reiškia, ir tai žmonių santykiams neša iš tikrųjų pačias baisiausias pasiekmes, nes jeigu vieni apkalba kitus, kiti apkalba vienus, vieni apie kitus pakalba už akių, anksčiau, vėliau tarp šitų žmonių santykiai genda ir genda labai tragiškai. Tai, sakykime, jeigu yra organizacija, šeima, visuomenė ar kolektyvas, kuris ištisai apkalbinėja žmonės vieni kitus, tas kolektyvas greit sugrius, greit iširs ir būtent kalbėjimas už akių yra didžiausia klaida bendravime, kokia tik tai gali būti. Nors jis atrodo labai nekaltai. Nes apkalbos, reiškia, esmė yra tame, kad apkalbos iš tikrųjų griauna patį svarbiausią bendravimo elementą, aklą pasitikėjimą. Jeigu žmonės leidžia savo už akių apkalbinėti kitus, reiškia, griauna pasitikėjimą iš pagrindo ir tarp tų žmonių bendravimo nebus viskas. Kaip vadovai spręsti apkalbą fenomeną darbe? Lyg ir produktyvumą turėtų stabdyti. Iš tikrųjų, stabdyti apkalbas yra labai nelengva. Nėra šitam dalykui lengvo paprasto recepto, bet turbūt reiktų pradėti nuo tokio dalyko, kad pirmiausia patys vadovas ir jo, sakykime, artimiausia aplinka, organizacijos ar įmonės aktyvas ar administracija, jinai pirmoji turėtų rodyti kietą stiprų pavyzdį, reiškia, kaip teisingai bendrauti tarpusavyje ir kaip kalbėti apie pavaldinius tik tai ypatingais atvejais, tik tai ypatinga tvarka, tik tai su ypatinga pagarba ir panašiai. Ir galbūt antras dalykas, ką reiktų padaryti, tai reiktų įvesti taisyklės. Į taisyklės įvesti šitą dalyką vieną ar kitą formą, ar tiesmukai, ar per kažkokius tai pavyzdžius ar analogijas, kad paaiškinant apkalbų pavojų ir
mokant darbuotojus apie komunikavimą tam tikrų amžinų teisingų